Vykstant Brazilijos mados savaitė San Paule, aktorius Eštonas Kačeris trečiadienį žengė ant podiumo, vilkėdamas prekės ženklo Kolče drabužius. Jis pradėjo kolekcijos pristatymą su modeliu Alessandra Ambrosio, kuri tapo Kolče veidu vietoje brangiausiai apmokamos Brazilijos gražuolės Giselės Bunchen. Minia audringais plojimais pasitiko džinsus ir dryžuotus marškinius vilkinti Eštoną Kačerį. Gerbėjų nusivylimui jis pasirodė ant podiumo tik vieną kartą. Paskui 33 aktorius stebėjo kolekcijos pristatymą salėje tarp žiūrovų. Buvo pristatyti ir dizainerio Oskaro Metzvachto kurti prekės ženklo Osklen drabužiai. Dizaineris turi parduotuvių Europoje, Azijoje ir JAV. Jis išgarsėjo savo dėmesio aplinkosaugai ir drabužiais iš natūralių medžiagų. Per Brazilijos mados savaitę savo kolekcijas pristatys 31 garsiausias Brazilijos dizaineris. Brazilija didžiausia Pietų Amerikos šalis, joje viena didžiausių mados pramonių.